kažko nesuprantat, iš karto klausim. Nu, tai dabar einam. Pro stadioną praeiti. Viskas. Akademijos žinių. Šiandien Karo akademijoje vyksta atvirų durų diena. Šiek tiek keičiame formatą ir pakvietėme savo partnerius iš Vidaus reikalų ministerijos, Viešojo saugumo tarnyba, policija, pasieniečiai. Pristatom Karo akademijos veiklą tiek Lietuvos kariuomenės karinių pajėgų įvairių. Naudojame tai kaip platformą, kad pristatyti įvairias valstybės tarnybai formas ir potencialias profesijas mūsų jaunimui. Mūsų renginys įgauna vis didesnį susidomėjimą, neatsižvelgiant nei labai puikų orą, tačiau manome, kad apsilankys renginyje apie 3, galbūt 4 tūkstančiai jaunų žmonių, kurie smalsūs apie statutinės tarnybas. Tapti Lietuvos karininkų vis populiarėja, Karo akademija kaip mokymo įstaiga taip pat sulaukia populiarumo. Šiemet registruojasi daugiau jaunų žmonių negu pernai, bet dar vietų yra, todėl visus kviečiu gyvenimą arba profesiškai save pašvęsti tarnybą tėvynėje, įstoti į Lietuvos Karo akademiją. Visi varo į akademiją karo. Vou pôr, pradėtum bem.